Pasakykim, atveriu širdį tavo, šventoji dvasia ir tavo žodžiui viešpatie. Aš labai myliu tavo žodį, aš labai myliu šventąją dvasią. Ji mano vedlė, ji mano išmintis. Ačiū tau, Dieve Tėve, Jėzau Kristau, už naują gyvenimą. Mokyk mane naujo gyvenimo. Amen. Aleliuja. Mes mokysimės naujo gyvenimo. Galite prisėsti. Iki išeisime pas viešpatį, pakeisime pas jį. Amen. Ačiū šlovintai. Kol dvasia pasiims ir pakels mus į aukštybės. Amen. Mes jį garbinsime ir gyvensime jame čia. Amen. Kartais galvom, kad nueisime į dangų ir tada gyvensime jau su viešpačiu. Igorį, labas, malonu matyti. Sūnus, dvasinis sūnus. Gera matyti dvasinius sūnus, kurie myli viešpatį. Aš taip džiaugiuosi. Ir dvasinis dukras, kurios myli viešpatį, ieško jo, trokšta jo. Aleliuja. Liskaramanachendija. Ir tas troškimas ir ta meilė lygiai tokia pat taip viešpatie širdyje. Amen. Taip viešpats džiaugiasi. Amen. Taip viešpats džiaugiasi kiekvieną, kuris ieško jo širdies, jo kelių, jo valios, jo tiesos. Amen. Todėl džiuginkim viešpatį, ieškodami jo, trokšdami jo, leisdami jam veikti per mus. Jis padarys tokių dalykų, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas net į galvą netėjo. Dievas paruošė tiems, kurie myli jį. O ką reiškia myli jį, reiškia pasiduoda jam. Amen. Pasiduoda jo dvasiai, jo žodžiui, pasiveda jam, paklūsta jam, tiki juo. Tai reiškiasi žavi viešpatį, kad jo vaikai paklūsta jam. Todėl budėkim, kad tie, kurie seniau įtikėję, ar mes dar vis taip esame paklusnus kiekvienam jo žodžiui, kiekvienam jo balsui, kiekvienam jo judesiui, kiekvienai dvasios pasakymui. Todėl visada sako, būkite blaivus ir budrus. Nes priešininkas stengiasi, kad mes jau nebūtume tokie jautrūs, tokie, kokie buvom iš pat pradžių. Kai įtikėjome, mes džiaugiamės, Jėzau, ačiū tau, kad tu mane išgelbėjai, kad tu mane apvalei, kad tu mane išplėšė iš mirties nasrų. Amen. Jėzai, haleliuja, aš tave myliu, mylėsiu, tikiu, tikėsiu. Aleliuja. Amen. Ir tokie ir toliau mes esame ir būsime. Amen. Aš tokia būsiu, tu nežinau, bet aš tokia pati būsiu, nes aš jį myliu ir mylėsiu. Ir jam atsiduosiu. Aš tikiu, kad ir tu tą darysi. Amen. Nes kito kelio mes neturim. Jeigu ne jam atsiduosim, tai kitam atsiduosim. O kam kitam? Velniui. Yra tik du keliai. Yra arba Dievui atsiduodam, arba velniui. Vidurio tokio nėra. Sako, aš tai su niekuo nesu, tu nesu. Ne. Jeigu jau aš netrokštu jo ir neieškau jo, nei žodyje, nei klausime žodžio, nei tarnavime jam, nei mąstyme apie jį, aš jau esu ne į tą pusę einu. Aš einu atgal. Po truputį aš eisiu atgal. Todėl sakė, darykite pažangos. Amen. Kas ta pažanga? Tai, kad tu atėjai į tarnavimą. Dar ne viskas. Svarbu, ką tam tarnavime veiksim. Amen. Kad atėjai labai gerai. Bet jeigu atėjai ir neatveri širdies, jam jo žodžiui, jo balsui, tai nieko neišeis. Amen. Ir toliau būk atviras, ir toliau valgyk, ir toliau trokšk jo, ir toliau sek jo, ieškok jo, pasiduok jam. Jis gyvas, visagalis Dievas ir dar vis galingas. Amen. Amen. Galingas ir šlovingas. Šlovė viešpačiui Jėzui. Ir mums viešpats tokį autoritetą patikėjo, savo autoritetą mums patikėjo. Velnias kiša savo autoritetą mums, kad mes jo autoritetas būtume.
atspindėtume jį, ar ne? Jėzus duoda savo autoritetą tau. Davė jau, kai tu priėmė jį savo širdį, atgimė ir Jėzaus autoritetas tau duotas. Prieš priešą tokią poziciją įgyjai nugalėtojo. Amen. Parašyta, dar nepradėjus kovos, esate daugiau nenugalėtojo, o jei kovojate, tai tikrai jau nugalite. Amen. Mes negalime būti pasyvūs. Vat kaip ir sesuo kalbėjo, jei būsime pasyvūs, mes nieko nepasieksime. Nieko. Mes sėdėsime ir tai prasidėsime. Bet mes nesėdėsime, mes klausysime, mes skaitysime, mes tikėsime, mes melsimės, mes pastovę ir judėsime į priekį. Amen. Savo mintyse, apmąstymuose ir neatsitrauksim atgal į negatyvą, į netikėjimą. Žinot, todėl sako, meilė, kad neatšaltų, kad ji tokia pati išliktų visada. Gali pasakyti, myliu viešpatį. Labiau už viską. Labiau už gyvenimą. Nes jis ir yra gyvenimas. Todėl aš jį myliu. Labai, labai tave myliu. Jėzau. Dažniau sakykim šitus žodžius. Vyrai, kurie turi žmoną, sakykit dažnai joms, kad jūs mylite jas. Moterys, žmonos, sakykite žmonos savo vyrams, kad mylite juos. Amen. Amen. Todėl sakykime Jėzui, kad mes mylime jį. Pats žino. Pats žinai. Ar ne? Pati žinai. Pats žinai. Jo nebūčiau su tavim, jeigu nemylėčiau. Būčiau išėjęs. Kaip čia Jurgis, ne? Jurgis. Taigi, kaip jis pati negalėčiau. Ir todėl, gal čia tas lietuviškas mentalitetas toksai, žinot, ir prieš Jėzų, taip žinot, sėdėm visi, nesakysiu, kad myliu aš čia tave. Nesakysiu, kad atsiduodu, tai tegu pats mato, tai jis mato širdį. Ne. Jam patinka, kai mes žavimės juo, jam patinka, kai mes išreiškiame žodžiais, mintimis, kūnu netgi, giesmėmis, maldomis. Aistra. Amen. Aistringai mylėti viešpatį. Aleliuja. Gerai pasakyta, ne? Aistringai mylėti viešpatį. Ir kai mes jį aistringai mylim, tada mes jų ir pasitikim, kad jis yra su mumis ir bėdoj, ir varge, ir skausme. Sako, daug bėdų patiria teisusis, bet iš visų jų kas išgelbsti? Viešpats. Viešpats. Todėl mes turime aistringai laikytis prie jo, prie savo viešpaties, nes kai bus sunkios dienos, tada mums bus lengviau praeiti tai, ką ir kalbėjau sesuo, kai situacija viešpatie, tu su manim, tu čia viską valdai, tu čia viską tvarkai ir jis ten viską ir patvarkė. Jis patvarkė. Ir svarbu, ką norėjau pabrėžti, svarbu tikėti, kad išgydytas Jėzaus Kristaus žaizdomis visada. Tai nereiškia, kad nepakeistų tai, šitame liudime tu nepagalvotum, kad tai čia nereikia tikėti, kad Jėzaus Kristaus žaizdom išgydytas. Ir reikia, ir dar kaip reikia, nes jei būtų netikėta, ten niekas būtų neįvykę. Ten būtų labai blogai įvykę. Tik tas tikėjimas ir pritraukė Dievo veikimą ir davė išmintį gydytojams rankoms, patepė. Amen. Todėl, kad buvo šventųjų tikėjimas, kuris pritraukė dangaus veikimą. Haleliuja. Todėl niekada mes neturime nustoti tikėti to, ką sakė viešpats Jėzus ir pakeisti kuo nors kitu. Taip, situacijos skirtingos, bet tikėjimas vienas Dievas, vienas Jėzus Kristus, viena šventoji dvasia ir vienas atpirkėjas ir vienas žodis jo ir jis niekad nesikeičia. Amen. Ir mes jo nekeisim. Amen. Aleliuja. Nes tikėjimas jo žodžiu pritraukia jo veikimą. Nesvarbu, per kokias situacijas eisim, kaip sakė
Nesvarbu apie kokį. Bet būtina pritraukti Dievą į tas situacijas. Ne? Aleliuja. O Dievas gydo kaip? Man teko praeiti, kad tu negalvotum, kad tik taip. Tai buvo būdas vienas per gydytojus. Man Dievas parodė, aš jau kalbėjau, kas gal dar negirdėjo, kad man Dievas parodė 3 būdus, kai aš tik įtikėjau išgydymo 3 būdus. Vienas būdas buvo stebuklas, kai tikėjau, kad aš išgydyta ir kalbėjau prieš veidrodį, matydama tą ligą, kuri buvo ant visų mano kūnų ir jau lipo į veidą, žvynelinė, ir sakydavau, Jėzaus Kristaus žaizdom aš išgydyta, pasitrauk tamsos kunigaikštį, šėtoną, palik mano kūną, Jėzaus Kristaus vardu. Ir aš taip darydavau, kokias gal 2 savaitės praėjo, kad apsimaudžius, atsistoju, pasakau, net nežiūriu, kas ten matosi, pasakau faktą. Kas padaryta, yra daugiau negu ką matau. Amen. Ir praėjus tam laikui, viskas vieną kartą atsistojo pasakyti tą patį žmonės ir žiūrėjau, nieko nėra. O, jau tada kaip pakilau nuo tikėjimas. Aleliuja, dabar laikykis šėtonas. Dabar tu laikykis jau. Jau dabar ką gavau, tai gavau iš viešpaties apreiškimą, kad tikrai Dievas veikia ir jo valdžia yra didesnė už bet kokį prakeikimą, ligą ir negalę. Amen. Kitas būdas buvo, man čia augo toksai auglys, čia jau būtų taip negražu, šitą auga. Ir negražu labai, kai maudytis eini, žinot, auga toksai guzas. Ir kažkaip tai vis baimė tokia būdavo, kol buvau neįtikėjus. Kad čia vėžys, kaip nupjaus, kaip čia bus, geriau nejudinti, žinot, visi sako. O kai tikėjate, tu drąsus kaip liūtas, žinai, kad tau nieks nebegali pakenkti. Ir tada aš nuvažiavau su šypsena į onkologinį. Pirmiausia, čia pasirodžiau Marijampolė ir Marijampolė, o, sako, čia onkologinį siuntimą rašo. Nu, ir pasiuntėjau, aš vis tiek šypsiausi viduje. Aleliuja, aš išgydyta. Tik reikia nuimti. O toksai tikėjimas. Man tik nuimti reikia. Fiziškai tai. Ir kada ten važiavau, užrašė, kada? Ne, prieš tai pas tokį gydytoją pagyvenusi tokį atėjau. Žiūri. O, sako, tai kada gulam, sako. Kur, sako. Nes aš tikėjome, kad čia man tik nupjauti reikia, aš išgydyta. Sako, tyrimams pasiguldysi. Bet ką daro tas tavo tikėjimas, kad tu jį turi atgauti? Aš vis tik stoju tikėjime ir staiga pakeičia jų mintis Dievas. Bendrai sako, einam pas kitą gydytoją. Nueinam pas tą kitą gydytoją. Sako, kada pjaunam? Sako, kaip pjausit, tai pjaukit, kaip užrašysit. Matot? Ką reiškia, kai tu stovi tikėjime ir nepasiduodi? Amen. Tada pakeičia ir mintis, ir veiksmus. Ir atėjo ta diena, už kokių, nežinau, pusės mėnesio ar kažkiek ten, nuvažiavau. Nu ir jau gulu ten nupauna mane, aprengė operaciją, žinot. Aš linksma visa, nes aš išgydyta, tik nupjaus ir man bus gerai. Ir tie, kurie operavo, sako, sako, sesutė, tas gydytojas, sako, visi šitokie būtų ligonė, tai čia švilpautume, sako. Ir aš su šypsena, jie mane ten pjausti. Ir paskui sakė, pridavė tokių tablečių didelių, sakė, labai skaudės, kada užsiuvo. Aš parvažiavau
žinokit, užmigta mano buvo lygiai parą. Atsikliau po pietų, pabudau ryte, tai kitą dieną. Skauda, kur visai nepačiai neskauda. Visiškai neskauda. Visiškai neskauda. Todėl ir viešpats sakė, kad tikėjimas yra pati didžiausia jėga pasaulyje. Tikėjimas yra ta jėga, kuri nugali pasaulio piktąjį. Amen. Ir mes turime tą valdžią per Jėzų Kristų. Mes gavome tą valdžią. Todėl jeigu kas sergate, ar gydotės, ar nesigydot, ar stebuklo laukiat, ar vaistus geriat, vis tiek tikėkit, kad išgydyti Jėzaus žaizdomis. Amen. Amen. Nepalikit to, nepasitikėkit. Nu tai dabar vaistais jau aš pasitikiu, žinai. Vaistukų man davė. Ačiū Dievui už vaistus. Bet tikėjimo jėga reikalinga, kad ir tie vaistai veiktų efektingai. Laimėk juos, jeigu tau juos davė ir būsi išgydytas ne vaistų dėka, tai yra priemonė, bet išgydytas, kad Jėzus Kristus išgydė savo žaizdomis, todėl mes išgyjame. Amen. Nesvarbu kokios priemonės, bet mes išgyjame. Dar vienas čia, tai buvo vienas išgydymas, tai kada aš vaikystėje 8 metų labai iš mirties išgelbėta inkstų uždegimas. Gilus buvo ir vos nenumiriau, 3 paras be sąmonės buvau ir mane išgelbėjo iš mirties nasrų. Dievas, aš tikiu, jam rūpėjau, aš jam rūpėjau, todėl mus visus ištraukė iš tų dalykų. Ir kada aš įtikėjau, iš karto velnias atėjo ir atnaujinau, tai žiūri, žinot, kai inkstai, tai tu, krauju darai, taip, eina iš tavęs. Ir staiga žiūri, va, iš čia tau sako, ačiū Dievui iš tą tikėjimą, žinokit. Taip susikaupiau, žinai, sakau, aš išgydyta Jėzaus Kristaus žaizdom, pasistatydinau, atsimenu, į vidų man įdėjo Dievas, nevalgyk, sako, tik gerk vandenį ir duonos šiek tiek suvalgyti. Ir jokutė į dieną. Sėdu? Kai tu tiki, net Dievas sako, ką daryti. Man tai dabar suprantama, įvedė į pasniką, tada aš supratimo neturėjau apie tą pasniką. Ir tada atsimenu, kaip tik irgi atvažiavo kažkas, tai pati pradžia prabudimo, čia buvo Marijampolė, atvažiavo iš Švedijos kažkokie tarnai, ir dar buvo bibliotekai tarnavimas, toksai išlaisvinimo tarnavimas. Ir ten aš buvau, sako, kam reikalinga, ateikit, pasimelsim. Ir dėjo manęs rankas, aš ėjau dėl to išgydymo, žinot, kad Dievas išgydytų. Tai žinot, kas įvyko, demonas iš manęs išėjo, ligos demonas išėjo. Jis taip išėjo, wow, suprantat. Tai kad liga išeina per išlaisvinimą, toks irgi būdas. Ir aš buvau išlaisvinta ir žinojau, kad aš jau viskas išgydyta ir pasibaigė. Aleliuja. Koks galingas Dievas ir kokių jisai būdų turi. Amen. Visokių būdų Dievas turi išgydymui. Per gydytojus, stebuklo ir per išlaisvinimą. Tai sakau, Dieve, koks tu geras, man visus 3 parodė. Kad taip gali būti ne vieno kažkokio, žinotus įciklinį. Bet Dievo dvasia žino, kaip veikti. O mums reikia ką, kad dvasia veiktų? Tikėti. Kai tikime, mes girdime dvasią ir tada mes pasielgiam taip, kaip dvasia sako. Ačiū viešpačiui Jėzui, šlovė jam. Ir visi nesuprato, kodėl aš seku tuo Jėzum. Tiek daug dalykų jis man padarė, tiek dalykų tau jis padarė. Amen. Ir visi tyčiojosi, juokėsi. Bet tavęs nieks nuo Dievo meilės negali atplėšti. Kai tu matėjai jo veikimą, kai tu matėjai, koks jis galingas,
Todėl mylėkim viešpatį, mylėkim ir tikėkim besąlygiškai. Amen. Kai tikim, tada jam lengva mus pakreipti, kaip reikia. Amen. Sesuo irgi kalbėjo, ji tikėjime vaikščiojo, todėl jai ir situacijos atsirado, kad pastebėjo, ką reikia daryti. Amen. Tai kad galim pašlovinti viešpatį, viešpatį tau šlovinti. Amen. O, halleluja, jis toks pat vakar, šiandien ir per amžius bus mūsų viešpats. Amen. Halleluja. Va dvasia čia taip nuvedė, bet mes dabar kalbėsim apie autoritetą, kurį mes turime Jėzuje Kristuje. Halleluja. Mes nesam galva. Tai yra uodega, mes esame galva, ne uodega. Prieš ką? Ne prieš Dievą, bet ne prieš žmonės, bet prieš priešą, dvasinį priešą velnią, mes esame galva. Ir galva visada viešpatauja. Amen? Ir Jėzus Kristus mums davė šitą valdžią. Paskaitysim Efeziečiams 1 skyrius. Mes turim skaityti visą Dievo žodį, kad nepasidarytume kraštutiniai arba religingi, arba nuosavtais nevaikščiojantys. Mes turim skaityti visą žodį. Šiandien žodis toks, kuris pakels tavo ir mano dvasią toje valdžioje, kurią Jėzus Kristus mums ir davė. 1 skyrius, 19 eilutė. Ir kokia beribio jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai mumyse. Amen. Ar girdi dvasios ausin? Čia reikia dvasios ausin. Šitos tai jau žinau seniai. Ar girdi dvasinis ausis, ar atvirus, ar girdim? Kokia beribė jėgos didybė man? Pasakykime visi kartu. Kokia beribė jėgos didybė man? Nes aš tikiu. Jo jėga galingai veikia manyje ir per mane. Kada? Kai tikime. Tada ir pradeda atsipalaiduoti. Amen? Kai tikime. Nes sako, kokia beribė jėgos didybėms, kurie tikime, veikiant jo galingą jėgą. Šitą jėgą, toliau sako, jis veikia Kristuje, prikeldamas jį iš numirusių. Ta jėga pačia. Ar daug jėgų reikėjo, kad prikelti Jėzus iš numirusių? Ar taip truputį? Va tokia jėga gyvena tavyje. Aleliuja. Amen. Va ką velnias nori uždengti. Jis nori uždengti šiandien, kad bažnyčia bedantį bejėgį. Bet Jėzus sako taip. Jis veikia Kristuje prikeldamas, ta jėga jis veikia, prikeldamas iš numirusių ir pasodindamas savo dešinėje danguose. Vat kokia jėga gyvena tuose, kurie tiki parašyta. Amen. Oi, velnias sako, nu jau šito tai nesitikėjau šiandien. Jis bijosi tos jėgos, kai tu tiki Jėzumi, tavi yra ta jėga. Kai tu pasišaukė Jėzus savo širdį, patikėjai juo, į tave atėjo tokia jėga. Ir jeigu toliau velnias stengsis, kad tu nežinotum to, tai ir gyvensi savo jėgomis ir savo sumanimais ir sumastymais. Bet mes žinome, kad Jėzus mumise ta jėga, ir sakai, kada situacija kažkokia, pakilk Jėzų manyje, ane, sustiprink mane, kad kai mes prašome ir kreipiamės ir tikime tą jėgą, tada ji pradeda atsipalaiduoti. Amen. Beribė Dievo jėga, kuri prikėlė Jėzų Kristų iš numirusių, gyvena tikinčiajame. Ar toks Jėzus tavy gyvena? Amen. Žinot, ne antrarūšis Jėzus atėjo į tavo širdį.
Ne, tas pats savo jėga atėjo, kad prikeltų ir tave, ir mane šiandien. Amen. Todėl labai geras pasiteisinimas šiandien, kai mes netikim tą jėgą, neturime to apreiškimo ir naudojame, tada lengva sakyti, nu va, aš neturiu jėgų, tau gerai, kad tu turi, aš neturiu jėgų, aš negaliu to, aš negaliu šito, aš negaliu šito. Kai tuo tarpu tokia pati jėga gyvena kiekviename iš mūsų. Todėl mes turime remtis jo jėga. Pavyzdžiui, žmonės nuodėmiauja ir sako, nu aš negaliu. Tu tai tikrai negali ir aš negaliu jūs nugalėti. Bet jis tai gali, nes jis jau nugalėjo ją. Leisk tam gyventi tavyje, kuris nugalėjo tą nuodėmę. Ir sakyk, Jėzau, tu stipresnis už šitą nuodėmę. Atgailauji iš nuodėmę ir sakai, prašau malonės, Jėzau, tu manyje stipresnis už šitą ten kažkokį įprotį, kažkokią nuodėmę, kažkokį apkalbėjimą, teismus ar dar kažkokius dalykus. Tas Jėzus stipresnis. Ir tuo tikėjimu juo, kad jis stipresnis, tu ir nugalėsi tą nuodėmę ir tą trūkumą kažkokį. Koks jis tave kankina, nežinau. Amen. Nes mes kartais pradedam smerktis, o paskui nusibosta ir paliekam išvesti. Kažkokį nuodėmę, ar kažkokį, ar negalę, ar dar kažkokį dalyką. Nepalikim, o tikėjimu sakykim, Jėzau, ačiū tau, kad tu manyje. Mes kartais kalbam, išpažįstam, sako, Jėzus nugalėjo ir mes su jo, Jėzus prisikėlė ir mes su jo, jo jėga mumyse. Bet kada praktikoje, naudokim praktikoje. Amen. Jėzus atėjo, kad duoti gyvenimą. Amen. Jis ir atėjo tam, kad išlaisvinti mus ir išlaisvino mus, o dabar mums reikia atbaigti šitą išlaisvinę ir išgelbėjimą tikėjimu išpažinimu. Amen. Aleliuja. Ir tada aplink mus veiks Dievas galingas savo jėga. Amen. Ir įves į visą tiesą. O jeigu aš pasitikiu savo jėgom, aš taip ir liksiu religinga, kaip ir visi religingi bažnyčiose yra. Mes sakydavome, kaip tos bažnyčios taip netiki Dievu. Atsimenat? Gyvu Dievu. Bet aš manau, praėjus tiek metų, tu dabar supranti, kaip tai padaro priešas velnias. O jis taip ir padaro, žinai, apglosto, uždengia, kas svarbiausia. Uždengia Dievo jėgą kiekviename iš mūsų, kad mes tuo negyventume ir gyventume vėl savo jėgom, savo teisumu, savo šventumu, savo ir visų kitų. O iš tiesų, Jėzus mus išlaisvino iš visko. Amen. Ir todėl, jeigu matome kažkokį trūkumą, nebijokime jį pripažinti ir išpažinti. Pripažinti, išpažinti, Jėzus kraujas nuplaus, o po to sakai, ir ačiū tau, Jėzau, kad tu mane išlaisvinai. Mani gyvena beribė Dievo jėga. Aleliuja. Aš nugalėjau tave priešę. Visą tai darai tikėjimu, teisusis gyvens tikėjimu. Amen. Kitaip mano siela nesigiri, sako Viešpats. Aš savo čia gražumą rodysiu, gerumą kažkokį, žinai. Ačiū Dievui, jeigu jis kyla iš tikėjimo Jėzumi Kristumi. Bet nepasitenkinkim tuo išoriniu, gražiu, kultūringu gyvenimu. Amen. Mes pašaukti vaikščioti ant gamtinių Dievo jėgo. Ačiū Dievui už gražų kultūringą gyvenimą, bet to neužtenka, nes priešas laukia, jeigu tik taip gyvensiu, jis mane pagaus anksčiau ir vėliau, jis mane sunaikins. Ne, keliu ranką, nes negaliu. Žinokit, man Jei iš taip gyvensiu. šaukia ir negaliu išturėti. Šaukit. Kaip, noriu pasakyti, kaip po infarkto
Čia dar Marijampolėj mane laikė, paskui jau matė, kad jau matyt nekas tai veši į Kauną. O aš tokia kažkokia taip laukiu, nežinau, gal tai rinkleidau, ką aš tokia tarsi pūkas pasidariau, plunksna tokia. Lengva, lengva. Ir atrodo, leidžiuosi žemyn, leidžiuosi taip žemyn. Ir jau galvoju, kada tas dugnas bus, taip kažkaip lyg tai galvoju. Ir pajaučiau tarsi po mano nugarą kažkas va taip rankas padėjo ir mane iškėlė. Pakėlė. Aleliuja. Vat viešpats taip pakėlė. 2 kartus mane taip pat iš tos duobės iškėlė į viršų. Ir štai aš gyva. Todėl, kad tikit juo, todėl ir pakėlė ir gyva, tikėkime. O jis veiks, sako, jis veiks. Jis Taip veikia. šaukia, taip reikia, čia negaliu ištylėti. Gerai, liūdėkite visada, ką Dievas padarė, yra gerai liūdėti. Ačiū, sesė. Taip, Dievas pakelia. Kai tu tiki, bet kokioj duobėje atsidursi. Amen? O atsidurt galim bet kur. Negalvoju, kad atsidursi. Siliūtį liūdinį, aš galvoju, Dieve, tas mano gyvenimas tai vieni išbandymai. Bet kai tu eini per tos išbandymus, tu tada išsipraktikuoji tuo tikėjimu gyventi. Amen. Nes tu arba žūsi, jeigu ten pasiliksi tam išbandyme, kiek jų buvo, ir nuleisi rankas, arba sakysi, viešpatie, aš eisiu toliai, na žinau, kad tu eini į priekį ir vedi, tu galingas šitoj situacijų, tu viską išsprendėjai. Amen. Ant tų žodžių stovi visada, kad tu išsprendėjai viską Jėzų. Juo pasitiki, o savo jėgom jei pasitikėsi ir tuo, ką matai šitom akim, tai jau galima pasakyti, nu ir prie jai rėktų galą. Bet kažkaip 33 metais jau viršum dar nepriejau liepto galo. Nepriejau liepto galo, tik tai kylam visi į viršų ir į viršų viešpats savo dvasia per tikėjimą kelia mus virš aplinkybių. Amen. Bet kad išmokti, kaip kalbėjom, mes papuolam į tas situacijas. Tik labai svarbu, ką mes tose situacijose veiksime. Ar mes ten verksime ir netikėsime, nu, va, viskas. Ar mes toliau, viešpats turi planą, viešpats turi išeitį, nes Dievas iš visų bėdų, sako, daug bėdų patiria teisusis, bet viešpats iš visų jų išves. Matot, kaip reikia tikėti? Jei netikėti, tai viskas. Velnias liptų ant galvos ir pražudytų, bet tu tikėjimu praeini tuos visus išbandymus ir sutvirtėji charakteriu, sutvirtėji tikėjime, sutvirtėji ir priešui vis daraisi piktesnis, aršesnis jam ir vis minkštesnis prieš viešpatį. Amen. Išdidumas labai griūna gerai. Šrauna viešpats viską. Todėl pasitikėkime ne savim, kai savim pasitikim, ar žmonėmis, tai viskas laikina, pasitikėkim viešpačiu. Amen. Tai Dievas ras ir žmonės, jeigu reikės per žmonės kažką padaryti, bet pirma tikėjimas, jis pritraukia atsakymus į visas situacijas. Todėl jėga, kuri Kristuje yra mūsų, koks jis tokį ir mes jame prisimenat. Romiečiam 6 skyrius. Aleliuja. Nieko bendro neturi su religija gyvas tikėjimas. Amen. Ir mes neleisim, kad religija mus užvaldytų, mes kovosim su ją, nes Jėzus nesikeičia, jis toks pat vakar, šiandien ir parašym 3 eilutė. O krikštą, čia apie dvasios krikštą galime sakyti, vandens krikštą, tokį kaip ir skelbimą padarysiu, manau, turėtų atšilti iki 22 dienos šito mėnesio, padarytume vandens krikštą, kas dar nekrikštinti. Yra, kiek žinau, dar ir brolis išvažiuoti turi po
birželio pabaigoje, todėl labai nori jisai krikštintis ir dar jaunimas yra, ne, kuris nori krikštintis. Tai 22 sekmadienį planuokim, gerai, jeigu nesnigs. Gerai? Vandens krikštą, taip. Gerai, skaitom 6 skyrius, 3 eilutė. Argi nežinote, jog mes pakrikštyti Jėzuje Kristuje buvome pakrikštinti jo mirtyje? Ką reiškia? Mes mirėm senam gyvenimui. Buvom pakrikštyti ir numirėm senam gyvenimui. Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje. Senas gyvenimas mūsų palaidotas mirtyje. Va tokiu tikėjimu mes gyvename. Amen. Tai padeda, kai kas nors išlenda iš seno gyvenimo, remtis šituo tikėjimu. Amen. Aš išlaisvintas, aš jau miręs šitiems dalykams. Palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Halleluja! Ir mes galim jį gyventi, nes mumse gyvena Kristus. Ta jėga, kuri prikėlė Jėzų iš Kristų iš numirusių, gyvena mumise. Ir mes galime nugalėti kiekvieną nuodėmę, kiekvieną netyrumą, kiekvieną. Aš nesakau, kad tai padarysi per 1 sekundę ir iš karto. Tas kūnas ne taip greit čia mūsų taip valdosi ir pasiduoda. Bet tai yra procesas, kuriuo mes turime eiti ir neatsitraukti nuo šito tikėjimo. Amen. Tada mes būsim keičiami, sako, viešpaties, kuris yra jėga. Amen. Mes ne savo jėgą keičiamės. Mes per tikėjimą keičiame. Amen. Per tikėjimą juo, koks jis, tokiu ir mes jame. O jeigu prašoko kažkas, atgailaukime, apsivalykime ir prašykime, Dieve, pakilk manyje savo malonės jėga, sustiprink mane. Tu, žinau, nugalėjai šitą nuodėmę ar kažkokią priklausomybę ar dar kažką. Aš žinau, kad tu stipresnis manyje už šitus dalykus. Nebijok to deklaruoti, kol dar nematai. Tikėjimas tai yra tai, kol dar nematai. Kalbi taip, lyg būtų. Amen? Parašyta Dievo žodį. Sako, kalbi lyg tai būtų. Nes tai iš tiesų jau ir buvo padaryta Golgotoje. Jau įvykdyta Golgotoje. Viskas taip ir yra, kad jau. Amen? Tai ne melas. Tai yra tiesa, tai jau padaryta. Jau aš išlaisvintas. Jau aš išgydytas. Jau aš atstatytas. Jau aš palaimintas. Jau turiu amžiną gyvenimą. Ką žydaisiu iki to amžino gyvenimo? Tai yra religija. Jeigu tu tikėsi ir seksi Jėzumi juo ir nepamesi šito tikėjimo juo, kad jau viską turi jame, tu tai ir pamatysi. Kuo tiki, tą ir pamatysi. Tikėk baimėmis, tikėk lygomis, tikėk dar kažkuo, tą ir pamatysi. Kuo tikime, tą pritraukiame. Todėl tikėkim pačiu geriausiu, ką mums dovanojo Jėzus Kristus per tikėjimą. Ir čia mes perskaitėm eilutes, taip? Ir 1 Korintiečiams 12 dar galim čia netoli. 1 Korintiečiams 12, norisi remtis Dievo žodžiu, pasakyti, kad štai pastoriai čia pasidarė, dabar visą religiją griauna. Taip mes griausime visi griausime. Mes netoleruosim savo kūniškumo, mes netoleruosim savo sieliško, net naujanto proto, net naujanto Dievo žodžiu. Amen. Mes toleruojame tik Jėzų Kristų. Amen. Nes jis vienas mūsų gelbėtojas ir mūsų jėga. 12 eilutė. Čia taip pat. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi daug narių, o visi to vieno kūno nariai, nepaisant daugumo, sudaro vieną kūną. Taip ir Kristus. Žinot, Kristus, sakom, bažnyčios galva, ne? Jis dvasinė galva mūsų. Tu esi dvasinis kūnas, kai priėmė Jėzų, tu iš karto tapai dvasios kūno dalimi. Amen?
Amen. Kai tu kartais nugali kažką savo gyvenime, tai visi tavo organai nugali, ar tik tai vienas kažkoks? Visi norėjo dalyvavo, ir pirštai, ir kojos, ir viskas. Jeigu laimėjo, tai tu visas. Amen? Tai jeigu galva Jėzus Kristus nugalėjo ir prisikėlė, tai kūnas irgi nugalėjo ir prisikėlė. Nevėgo. Irgi prisikėlė. Amen. Va taip, va reikia apriškimą gauti, kad mes viena esame su galva. Kokia galva Jėzus Kristus, ką gali, tą ir kūnas gali. Ta ir kūnas gali, todėl va čia tebūnie mums tas sustiprinimas, kad mes koks jis tokie ir mes jame. Nes galva sako taip, o tu sakai, kūnas sako klauso. Tavo kūnas klauso galvos, ar ne? Mano irgi klauso. Pasakė galva su galvoju ir neša jį. Ir jie kartu eina, ir galva, ir kojos, ir rankos, ir viskas eina. Amen? Štai taip mes turėtume būti pasidavę dvasiniai galvai. Kristui, ką jis sako, tai yra protingiausia, negu ką pirštas sako, ne? Ar mes kartais pasikliaunam kokiu dalim savo, ranka, koja? Ne, mes pasitikim galvą. O tai, ką šiandien dvasia kalba, tai galva taip kalba, kad jūs esate viena ir jumyse ta jėga, kuri nugalėjo piktai visus demonus. Nėra tokios valdžios didesnės už Jėzaus Kristaus valdžią. Ir ta valdžia duota tau parašyta. Amen. Bet velnias sugeba mus taip užmigdyti, kad mes jos nenaudotume. Ir jis naudoja savo valdžią. Savo valdžią. Aišku, Dievas kartais, kad išgrindinti mūsų charakterį, daleidžia. Bet tu tada vysi, nevysi, jis vis tiek dar bus, nes Dievas leido, kad užgrūdinti tave ir mane charakteryje. Bet ne tam, kad mes būtume nugalėti. Mes niekad negalim būti nugalėti piktojo, nes jis jau nugalėtas. Ta dvasia, kuri gyvena tavyje, jau jis nugalėtas. Gyvenkim tokiu tikėjimu. Amen. Teisusis gyvens tikėjimu, o ne regėjimu. Nes viena dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną. Ir pagirdyti tą vieną dvasią. Ir žydai, ir graikai, ir lietuviai, ir marijampoliečiai, ir vilniečiai, ir kauniečiai, visi pakrikštyti į tą vieną. Amen? Kažkas gali girdėti, o mes tai geresni. Ne, visi vienodi. Kokia mieste bebūtum, kokioj šaly bebūtum, kurie Kristuje, visi turi tokią dvasią ir visi turi valdžią ant piktojo ir visose gyvena toks pat galingas viešpats Jėzus. Dabar priešas labai nervuojasi, žinokit. Amen. Sakau, jau čia šiandien tai man visai nepatinka. Todėl, kad jis nugalėtas. Ir kai imi kalbėti, kad tu nugalėtas ir kad aš turiu didesnę valdžią, jis turi sprukti, už tai jam ir nepatinka. Nes jis negali ten veikti, kur yra tikėjimas. Amen. Tikėjimas pati didžiausia jėga pasaulyje ir velnias negali veikti ten, kur yra tikėjimas. Artinasi kažkoks blogas įvykis prie tavęs, o tu sakai, o aš tikėsiu viešpačiu. Stovėk, atsistok ant tvirto pamato, sako, ant Jėzaus Kristaus stovėkite, kai artėja priešas ar kokia jau situacija artėja. Ypatingai tada sustokite ir stovėkite ant Jėzaus, ant to švenčiausiojo tikėjimo, nes tik tikėjimas nugalės tas aplinkybės ir tą problemą. Amen. O dažniausiai velnias nori, kad mes pasimestume, kai problema, kai viskas gerai, tai dar gerai. Bet kai problema,
Velnias nori, kad mes pasimestume, kai tuo metu svarbiausia išstovėti tame pastovime, išbūti tikėjime. Todėl kai kas sako, kai bus sunku, atbėgsiu į bažnyčią. Galėjo anksčiau. Gelbės Dievas, bet galėjo anksčiau ir būtum stiprią dvasią turėjęs, tikėjimą budrus ir nebūtų daėjęs tas priešas prie tavęs ir manęs. Amen. Aišku, Dievas gelbsti ir toliau, bet yra geriau visą laiką stiprinti savo tikėjimą, kad kai ateina priešas neapgautų, kad tu žinotum, kas tu esi, ką tu turi, iš kur tu atėjęs, iš kur tu gimęs, kokia jėga tavy gyvena. Amen. Mirim su juo ir su prisikėlėm ir esam nauji kūriniai. Jėzus davė valdžią, prisimenant, jeigu kas rašot, matot, 28 skyrius, 18 eilutė, prisimint, Jėzus sakė, aš duodu jums valdžią. Trykti skorpionus ir gyvatis ir visą priešų galybę, haleliuja, suvaldyti, lyčiadam, restikrėja. Man kaip patinka, supranti, kaip patinka, aš nežinau, kaip tau patinka. O tavo, aš taip mėgstu kariauti. Tik duok man. Labai mėgstu kariauti. Bet ne su kūnu ir krauju. Amen? Ne su žmonėmis. Bet su pikto jėgomis, dvasinėmis jėgomis ore. Aleliuja. Mūsų Jėzus karys, karžygys, jis mėgsta kariauti ir nugalėti. Jis nori tavyje gyventi ir nugalėti. Amen. Dievas už tave nedarys, tu turėsi tikėti ir skelbti ir nuvyti priešą. Amen. Tau, sako, duodu valdžią. Tau ir man jis davė valdžią, mums davė. Ir kodėl taip mėgstu kovoti? Aš tikiu, tu mėgsti. Aš žinau, kad dar nepradėjęs kovos, aš jau esu nugalėtoja, bet dar dėl visako pasakysiu į dvasią. Amen, kad išgirstų, nes jis kurčias. Apsimeta kurčių, gal ne kurčias. Apsimeta. Todėl turėkim karingą dvasią, ne prieš žmonės, ne prieš žmonas, ne prieš vyrus, ne prieš brolius, seses, kaimynus ar dar kažkokius žmonės. Velnias labai nori, kad mes ten kariautume. Sako, nekariaukit. Laiminkit, melskitės už žmonės, jeigu kažkas ten vyksta. O kariaukit su pikto dvasinėmis jėgomis ore. Amen. Įprask tokią praktiką turėti. Problema. Einu, užsidarysiu ir patvarkysiu į kambarį nuėjęs. Amen. O taip, patvarkyk ten dvasiui viską. Nes kad pasikeistų aplinkybės, reikia dvasių sugriauti. Kad pradėtų tvarkytis kas išoriškai, fizinė plotmė, sutvarkyti. Todėl mums ir davė Jėzus valdžią. Dar galim atsiversti Efeziečiam vėl, toliau biškį paskaitysim dar 22-3 eilutę. Paskaitėm 19-20, dabar sako, pasodino dešinėje danguose, aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę, už kiekvieną vardą tariamą ne tik šiame amžiuje, bet ir būsimajame. Čia Jėzus pasodintas ir mes su juo Jėzuje pasodinti. Amen. Pasodinti ir aukščiau už kiekvieną kunigaikštystę, valdžią, jėgą, viešpatystę ir kiekvieną vardą. Ir visą paklojo po jo kojomis, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios. Amen? Po kojom paklota viskas Jėzui. O kur Jėzaus kojos? Po tavo kojomis. Jėzus galva, tu kūnas ir po tavo kojomis. Jėzus viską padėjo. Tam, sako, viską atidavė kartu su savimi. Malonę jūs esate išgelbėti. Malonę aš jums duodu. Nenusipelnyti, bet tikėjimu įgyti. Amen. Nenusipelnyti. O, kaip gerai rimuojasi. Nenusipelnyti mums reikia kažką, bet tikėjimu valdyti priešus. Amen.
O kai esame tikėjime, tada nuodėmės netraukia. Amen. Natūraliai jūs nukrenta, kai gyveni tikėjimu. Nes velnias bijo tavęs tikinčių ir jis neliečia netgi. Bijo net liestis. Nes tikinti žmogus, jis gąsdina kūniškų žmonės. Tu tikintis, kai tiki aplink tave, jėga Dievo veikia. Ir jeigu nelaisvi kažkokie žmonės, jie trauksis nuo tavęs. Nes tuos priešus, kurie gyvena juose, gąsdins tas tavo tikėjimas Jėzumi Kristumi. Nes su tavim pats Jėzus ir pačio Jėzaus jėga. Todėl nesistengkit prie pasauliečių kažkaip prisiderinti, kodėl čia taip jie manęs nemyli, kodėl jie čia taip traukiasi. Ačiū Dievui, kad traukiasi. Ramėn. Nes jie nesitrauktų, tie velnias pagautų. Todėl pilnas dvasios ir pilnas tikėjimo, tu gąsdini priešus. Ir dvasioje, ir žmonėse. Todėl jie tegul būna išlaisvinti, kai tu vaikštai tikėjimu. Amen. Bet mums nereikia kažkaip tai sieloj gerintis ir nustoti tikėti, kad santykiai atsistatytų. Mūsų pašaukimas gyventi Jėzuje Kristuje. Amen. Todėl jis sakė, aš pastatysiu bažnyčią, kurios pragaro vartai nenugalės. Gyvent Dievo dvasiui, pasitikėjime Jėzumi. Tai daugelis bus išlaisvinta tavo tokiu gyvenimu. Amen. Sako, jei karštas nebūsi, kaip ten ant karštų musės netupia, ne? Bet jeigu dugna ar šalta musės zuja aplinkui, nori nutupti. Todėl didelė apsauga tau ir man, kai mes vaikštom tikėjime, nuodėmės neprilips. Kaip sakiau, žmonės, kurie nereikalingi, kurie nori įvesti tave į nuodėmę, atsisijos, atsitrauks. Nes tu, galima sakyti, kaip elektra jungtas. Amen? Į Jėzų. Į Jėzų jungtas. Todėl sakė, pragaro vartai bažnyčios tokius nenugalės. Pragėdi, nežinau, kiek mūsų čia liks, bet aš vis tą patį pagal Dievo žodį kalbėsiu. Kad bažnyčia turi būti tokia. Amen. Ji turi būti dvasinis statinys, kaip pats Jėzus gyventų mumise. Ir tada jėga bus mumise ir mūsų tarpe. Ir tokia bažnyčia, tik tokia bažnyčia darys įtaką pasauliui, neš gerąją žinią vargšams ir daugelis bus išlaisvinta, išgelbėta ir atstatyta. Amen. Todėl nesistengim kitus pakeisti žmonės, kurie netikintys. Nereikia save. Pats vaikščiok tikėjime. Pats vaikščiok tikėjime. O kas prašys tau pagalbos, mielai pasidalink tuo, ką tu turi. Amen. Mielai pasidalink tuo, ką tu turi. Evangeliją skelbk tiems, kurie žūsta. Amen. Ir turėk Jėzaus širdį. Įsivaizduok, jeigu tau būtų nepaskelbę nieks Evangelijos, mes būtume likę neišgelbėti. Todėl iš to supraskim, kaip svarbu pasidalinti tuo, kuo tu gyveni. O ne, aš dabar gerai gyvenu, tai kodėl tu taip gerai gyveni? Tiesiog, taip gerai gyvenu. Pasakyk priežastį, kodėl tu gerai šiandien gyveni. Neslėpk priežasties. Velnias nori, kad mes užmirštume priežastį, dėl ko mes šiandien tokioj padėty, kad jau mes išlaisvinti, išgydyti, atstatyti, palaiminti. Nesigėdyk, kaip sesuo kalbėjo. Nesigėdyk viešpaties. Nesigėdyk, pasakyk kaimynu, nesigėdyk viešpaties. Jėzaus. Atiduoti jam šlovę. Amen. Nes taip, aš pasistengiau, aš pakeičiau charakterį, va taip, anaip, va ten taip.
Tu sako, tai tau gerai, bet matai nieko neduoda, sako, tu tai tau, tu pasistengi. Tai štai mes nieko netnešame to, kas galėtų tam žmogui padėti. Pasakykim, kad Jėzus keičia širdis, ateina ta jėga į vidų ir pakeičia mus. Amen. Mes keičiamės, kartais galim net nežinoti, bet mus keičia Viešpats. Amen. Sako, jūs būsit keičiami iš jėgos į jėgą, iš šlovės į šlovę, Viešpaties, kuris yra dvasia. Amen. Todėl su kuo bendraujame, į tą panašėjame. Su kuo bendraujame, su Viešpačiu bendraujame, su juo panašėjame. Jį mylime ir neišsisukinėjame. Amen. Kaip sesutė sakė, kad kapišoną dar mūsų Dievas, o paskui gal, ką aš čia veidmainė kažkokia, ne? Taip, mes tuo metu būnam veidmainė. Mes žinom, kad mums Dievas padėjo ir išgelbėjo. Bet taip norisi, taip žinai, kaip pasaulis pasirodyti. O jiem kaip tik pasauliai reikia konkretaus to, kas prikėlė ir padeda. Jiems reikia tos jėgos, kad ir juos prikeltų Jėzus. Amen. Taip mes jo kūnas, Kristaus pilnatvė, absoliučiai vienas su juo. Taip greitai reikia pabaigti. Efeziečiam čia netoli, 2 skyrius, 6 eilutė, let skira badahurdija, ločina manas in Kristelija. Va, kodėl pasaulio žmonėms reikia kalbėti apie Jėzų Kristų, galim nuo pirmos eilutės net paskaityti. Buvome mirę nusikaltimais mes. Mes buvome mirę nusikaltimais ir nuodėmėmis, kuriuose kadaise gyvenome pagal šio pasaulio būdą, paklusdami kunigaikščiui, demonui, taip? Kunigaikštis tai demonas. Viešpataujančiam ore, dvasiai, kuri dabar veikia neklusnumo vaikuose. Matot? Veikia jinai. Taip kaip ir mumis veikia. Tarp jų kadaise ir mes visi gyvenome, sekdami savo kūno geiduliais, vykdydami kūno ir minčių troškimus. Ir iš prigimties buvome rūstybės vaikai, kaip ir kiti, va mes buvome. Ir todėl tą žmogų, kurį matai, jis dar esti va šitoj pirmoj daly, kur perskaitėme, ne? Ir ko jam reikia? Ir toliau skaitom. Bet Dievas apstus gailestingumo iš savo didžios meilės, kuria mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais atgaivino kartu su Kristumi, va kas mus pakėlė. Atgaivino kartu su Kristumi, malonę jūs esate išgelbėti, nes priėmėte Kristų kaip savo viešpatį. Tai yra stipriausias dalykas, kas pradėjo keisti mus. Amen. Kartu prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje. Aleliuja. Kūnas čia sėdi, dvasioje mes ten. Aleliuja. Todėl tokio jėgų ir vaikščiojam. Amen, dvasinį, nes pasodinti dangose, kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius malonės turtus Kristuje, Jėzuje, nes jūs esate išgelbėti malonę per tikėjimą. Kaip tu buvai išgelbėtas? Malonę per tikėjimą. Amen. Tikras išgelbėjimas ateina malonę per tikėjimą. Tai Dievo dovana. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Ir tenka nusimti kapišoną. Aleliuja. Ir vaikščioti. Toks, koks esi. Visgi gausi tokių išbandymų, visokių tokių atmetimų gausi. O tada gausi. O kada taip žinau, su pusė dengiamės dar, tai vis patinkame visiems, nes mes nepatinkame dėl Jėzaus. Todėl nepergyvenk, jeigu kas tave atmeta, tai tik dėl to, kad tu su Jėzumi gyveni. Tai su Jėzumi jis turės reikalų, tas žmogus, kuris atmeta. Būtinai jisai turės reikalų. Jo. Va, mes pašaukti karaliauti
su Jėzumi. Taip, pašauktas tu karaliauti su Jėzumi. Aleliuja, karaliausim ir pastatysim vietas visus priešus karaliauti. Žinot, nebūkim pasyvūs lietuviai. Mes pašaukti karaliauti. Dvasiniam pasauliui karaliauti, išpažindami tas tiesas Dievo žodžio ir karaliaudami. Kai tu išpažįsti su tikėjimu tas tiesas, tu karaliauji. Amen. Jei nenori, nekaraliauk. Bet mūsų tėtė karalius ir mes karaliaus vaikai ir jis davė mums valdžią kartu su savim, atidavė mums viską, kad su juo mes karaliautume. Amen. Ne savaip ten karaliaučia, o aš karalius vaikas karaliausiu dabar čia. Namuose. Žmonos ne, žiūrėsiu, nieko nežiūrėsiu. Karaliausiu. Ne, mes karaliaus Jėzus per tave Dievo žodžiu. Pagal Dievo žodį, ta prasme. Ne kažkaip tai priešingai Dievo žodžiui, bet atitinkančiai Dievo žodį karaliausime. Tai Romiečiam 5 skyrius ir 17 eilutė. Jei dėl vieno žmogaus, 5 skyrius 17 eilutė. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės. Tu su perteklium gavai malonės. Halleluja! Sakyk, aš turiu. Per viešpatį Jėzų. Perteklinę malonę. Viską. Amen. Kai tu tokia tikėjimu gyveni, tau visai nesvarbu, kas ką šneka apie tave, kas kaip kalba, ką veikia, tu žinai, ką tu įtikėjai, tu žinai, ką tu gavai. Amen. Ir gyveni tuo džiaugsmu. Ir sako, perteklium gauna malonės, bei teisumo dovana viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Amen. Viešpataus per Jėzų Kristų, reiškia atitinkamai su šventąja dvasia ir Dievo žodžiu. Aš negaliu sakyti, bet tu ateisi, sakysi, aš čia noriu pakaraliauti šitoj bažnyčiai. Netiks, nes ne taip Dievo žodis sako, bet pagal Dievo žodį mes karaliausime, piktąjį pastatydami į vietą ir visas situacijas tikėdami, paversdami negatyves pozityviom, taip kaip Jėzus Kristus viską sprendė Golgotoje. Amen. Tikėjimo. Gyvenimas tikėjimo. Tai yra viešpatavimas. Amen. Situacija rodo ne kažkokį negatyvų dalyką, o tu žinai, kad Jėzus sprendė ir tikėjimas stovi. Ir tai yra tavo viešpatavimas ant aplinkybės. Amen. Tavo ir mano viešpatavimas ant aplinkybės. Pasitikėt tuo, ką sako viešpats Jėzus. Jei mes negyvensim tikėjimu, nes ir neviešpatausim niekada. Kaip sakau, žinot, tikintieji per šitiek metų daug mačiau įtikį, žinot, patikė kelis metus, paskui daugiau dideliai pasidaro, pradeda rodytis, ką jie gali, žinot. O kada tikėjimo, žiūriu, vis visai nepasitikė Dievu, bet labai viešpataut, Tai kūniškas viešpatavimas. Bet viešpatavimas, kuris kyla per tikėjimą Jėzumi Kristumi, mes pašaukti viešpatauti priešui. Ant priešų. Amen. Kai mes aplinkybėse jį pastatom į vietą, tai mes ir viešpataujam ją. Amen. Mums nedavė viešpatauti ant vienas kito, Dievas nedavė. Net jei, kaip sakiau, vyrui su žmona, negalima ne vienam viešpatauti, ne ant vieno. Amen. Nes abiejų yra viešpats Jėzus Kristus. Jie pašaukti tik papildyti vienas kitą.
bet ne viešpatauti. Amen. Viešpataukim ant velnių šeimose, labai greit pasikeis šeimos, jeigu nėra kažkokios tvarkos. Paimkim valdžią ant priešo, ant dvasinių priešų, pasikeis šeimos, nereiks viešpatauti. Viešpatavimo nieko nepakeisim. Amen. Nes Jėzus neleido viešpatauti. Ne ant vieno žmogaus. Net man neleido viešpatauti kaip pastoriai. Man leido tik tai tarnauti jam. Amen. Ir nukreipti teisingą linkmę. Kas nenorės, nerodysiu viešpatavimo. Laisvas kiekvienas apsispręsti, eiti į pragarą, ar į dangų. Bet privartauti ir viešpatauti mums neduota niekam, tik patarinėti. Nukreipti tiesos keliu, o jei žmogus nenori, čia jau problemos. Amen. Žmogų Dievas sukūrė laisvą. Jis net mūsų neprievartauja. Sakau, turiu jums laisvę valią. Gyvenkit religingai, jei norit. Turėsit labai daug vargų. Gyvenkit tikėjimu. Rinkite, sako. Sako, rinkis ar prakeikimą, ar gyvenimą. Tai mes, nušviesti Dievo šviesos, renkamės gyvenimą. Amen. Kas nori prakeikimo? Nenorim mes to prakeikimo. Štai dar vieną pavyzdį pasakysiu, kaip Jėzus kovojo su priešu, kai jis įgundė. Kaip prisimenat, puikiai žinom istoriją. Te tampa šitą istoriją pagalba gyvenime mums. Amen. Kai atėjo velnias ir jam kalbėjo dykumoj. Dykumoj, kaip sakau. Kai tu būsi išbandyme ir sunkume dykumoj. Ateis velnias kalbėti, meluoti. O tu turi būti budrus, įsitvirtinęs Dievo dvasių ir žodį ir jam atsakyti tikėjimo tvirtu, kaip Jėzus atsakė. Parašyta ne vien duona žmogus sotus. Ir dar kitos vietos, kas norite paskaityti Luko 4, nuo pirmos eilutės. Jėzus paliko pavyzdį. Ir Jėzus toks pat šiandien mumis, jis nori taip lygiai elgtis. Leiskim jam elgtis mumise taip, kaip jis tada elgėsi ir dabar elgtųsi. Amen. Duokim jam liežuvį, rankas, širdį, visą save, tegul jis gyvena mumise. Amen. Ar mes norime šalia gyventi? Gerai būtų tas Jėzus, kad būtų, bet aš tai eičiau šalia. Savaip kažkaip. Jis sako, aš tai tave palaiminsiu, jeigu tu seksi manim, tai matysi mano šlovę ir palaiminimą. Todėl mes renkamės jo klausyti. Amen. Nors kūnas ir siela labai priešinasi Dievo žodžiai ir Dievo tiesoms. Mes turime visi tą domą, kuris tik truputį apleisk žodį, tik truputį maldą apleisk. Ar tikinčių surinkimą. Ir jau pradeda kuždėti priešas. Ir pradeda silpninti tikėjimą. Jau tu žiūrė, kad tu natūraliai gyveni. Natūralna. Ką pasaulis natūralna. Bet mes ne taip pažinome Kristų, mes suvienyti su juo viena dvasia ir jis gyvena mumyse. Ir todėl, jeigu ir pavargstame, stokimės iš karto ant švenčiausiojo Jėzaus ir sakykim, šėtone, pasitrauk, aš žinau, kad čia šita pozicija ne man šitokia situacija ir aš neliūdėsiu ir aš neverksiu. Tu verksi tamsos kunigaikštį į Jėzaus Kristaus vardu, nes tu nugalėtas jau. Amen. Jis nugalėtas jau, tik reikia jam priminti, jis labai užmiršta viską. Jis galvo, kad ir mes užmiršim. Jis vaidina, kad užmiršta. Jis žino. Bet jis suka mums galvas, kad mes užmirštume ir kad jis galėtų veikti savo melu, kai jau yra pralaimėjęs. Amen.
nesusidėkim su netikėjimu, nesusidėkim su netikinčiu žmogum, kuris murma, nepatenkytas, pastovi, kaltina Dievą ir taip toliau. Nesusidėk. Tai velnias veikia per tą žmogų irgi. Amen? Todėl nesusidėkim su priešu velniu, susidėkim su Jėzum ir klausykim jo. Neduokim vietos velniui. Prisimenat? Dievo žodį parašyta, sako, neduokim vietos velniui. Priimsim Dievo žodį ir mūsų gyvenimai keisis. Dar biškį kantrybės, kelias rašto vietas ir jau baigiam. Toks mielas tas Dievo žodis, aš taip jį myliu, jis man toksai gražus. Jis taip mane stiprina, jis taip mane išblaivina. 2 skyrius 6 eilutė. Kas sako esąs jame, Jėzuje, tas turi pats elgtis, kaip ir jis elgėsi. Amen? Tai jeigu jis tiki tėvu, tai ir aš. Amen? Elgsiuosi pagal tikėjimą. Ir visa kita. 1 Jono, 2 skyrius, 6 eilutė. Turi taip ir elgtis. Tiek elgesiu elgtis, amen, tiek tikėjimu taip elgtis. Jei sako, jame, tas turi pats taip elgtis, kas sakosi jame. Todėl leiskim Jėzui gyventi mumyse ir leiskim jam elgtis per mus taip, kaip jis norėtų elgtis. Kaip sesuo ir kalbėjau, ne visada norisi leisti jam taip elgtis per mus. Norisi patiems elgtis, kaip mes norime, bet mes pralaimėsim, jeigu mes gyvensim, kaip mes norime. Anksčiau ir vėliau pralaimėsim. Geriau leiskim Jėzui gyventi mumyse ir veikti, tai laimėsim. Ir Jėzus mūsų pusėje bus. Kaip Jėzus karaliavo pats, jis nori, kad ir mes karaliautume su juo. Priešui. Valdyk priešus. Pasakyk, kaimynui, valdyk savo priešus. Žinot, jei nevaldysim priešus, tai vis tiek bėdos pridarys mums. Jei leisim jam veikti, jis padarys daug bėdos. Sako, tikintieji Jėzumi Kristumi darys darbus, kuriuos aš dariau, sakė Jėzus, ir dar didesnius. Matot, koks tikintysis antgamtinis bus, kai leis Jėzui daryti darbus. Tikėsime, tai jis ir darys. Netikėsiu ir jis negalės padaryti per mane nei vieno darbo. Todėl taip svarbu pasitikėti viešpačiu. Mes galime taip sakyti religiškai, tai aš pasitikiu viešpačiu. Ne. Pasitikėti viešpačiu tai reiškia kiekvieno jo žodžiu. Aha, ką jis sako, tai čia. Šituo keliu eiti, jau ne. Sako, šiaip Dievas, velnias irgi tiki ir dreba, ne, kad Dievas yra. Bet kad tuo jo žodžiu tikėti. Ir ne save lepinti. Oi, mane užgavo, oi, mane padarė, oi, padarė. Velnias irgi naudoja tos būdus. Žiūrėkim, neleiskim nukreipti dėmesio. Nukreipti dėmesio nuo gyvenimo tikėjimo į kažkokius šalutinius dalykus, kurie visiškai nestatydina tavo tikėjimą, o atvirkščiai griauna tą jėgą, kuri yra tavyje. Ir šitą, sakyk, aš tikiu Jėzumi ir darysiu tos darbus, kuris darė Jėzus ir dar didesnius. Nes Kristus manyje darys tos darbus. Aš tikėsiu, kad galiu daryti tos darbus. O Jėzus darys tos darbus. Amen. Ką Jėzus gali veikti tavo gyvenime tiek, kiek tiki, tiek jis ir veikia. Jis daugiau negali veikti ten, kur aš netikiu, jis negali veikti.
Amen? Nes tikėjimas pritraukia Dievo veikimą parašytą. Amen? Tai jeigu turi sričių, kur netiki, tai pradėk kalbėti pagal Dievo žodį, tikėjimą, atstatymą, palaiminimą, tai aplinkybės keisis. Ir daugelis aplinkybių nesikeičia mūsų gyvenime, nes mes netikime. Ir nepritraukime Dievo veikimo. Amen? Tai labai svarbu. Kažkas ten griūna tavo, gal ten šeima, gal ten gyvenime, kažkas nesiseka. Nereikia kartot, kas ten griūna, kaip griūna ir dar 5 sesim papasakoti, kaip griūna. Tai ką mes pritrauksim? Velną. Ir dar daugiau velnio pritraukime. Jeigu jau kam ir pasakysi problemą, tai tam dvasiniam, kuris pasakys, meldžiamės, atiduodam Dievui. Bet mūsų kūną taip siutina, tai nieko čia nei nepagodė, čia nieko nepadarė. Pagoda nepadeda. Padeda tikėjimas. Amen. Pastatydinimas ir tikėjimas labai padeda. Brangieji, teisusis gyvens tikėjimo. Nes tada Dievas gali veikti žemėje. Amen. Pritraukime į negatyvės situacijos pozityvą. Sakyk, va bus taip ir taip šėtonai. Aš skelbiu, ką dangus man sako. Aš turiu atsakymus visus iš dangaus. Ir aš jūs atpalaiduoju, nežiūrint, ką tu matai šitom akim. Sakyk, va šitai bus. Ant rytojaus vėl dar baisiau vyksta dalykai. Sakai, vis tiek va šitai bus ir šitai bus ir šitai bus. Nes mano viešpats taip sako ir aš taip kalbėsiu, nes tikėjimu ir tai įvyks. Ką Jėzus pažadėjo, ar jo pažadai gali neįsipildyti. Bet kartais taip gyvenam, kad užmirštam, kad jo pažadai įsipildo. Jeigu jisai sakė, kad aš tau atidaviau pergalę, aš tau duodam kartu viską. Eik, valdyk, karaliauk, viešpatauk, atrišk, surišk. Amen? Ką surišite, sako, bus surišta, ką atrišite, bus atrišta. Amen? Davė karaliaut. O jei ne, priešas, žinot, karaliauja. Mes matom jį karaliaujantį tiesiog. Nelegalą. Ane? Pasaulyje. Kiek karaliavų matosi? Karaliauja velnias. Dėl nepažinimo žūsta tauta, sako. Ir dėl nepažinimo nieks jo nesudraudžia. Priešų. Bažnyčia, druska, šviesa, duota jai valdžia, tam ir man, kad sudrausti, kad surišti, kad atrišti, kad pastatyti. Ir metui atėjus pamatyti. Amen? Nes tu po to pasilieki tikėjimą, kad ir bus taip, kaip sakote. Amen? Nereikia kalbėti tuščių žodžių ir netikėti, kad bus taip. Tai tas pats kaip nieko nekalbėti. Todėl kalbėkime pozityvą, kalbėkime priešą, statykime į vietą, nes tam ir davė mums valdžią. Amen? Jūs matote, kažkam duota valdžia, jisai visai net į darbą neina. Fiziniai plotmė, ta prasme. Ne, jam duota valdžia, jam duota, žinai, ten darbuotojai žiūrėti, ar laiku atėjo, ar netėjo, jis naudoja tą valdžią. Amen? Mes irgi mums duota valdžia, naudokim tą valdžią. Nes jei naudos tas viršininkas, nenaudos valdžios, tai kaip ta firma dar gyvos, ar ne? Viskas. Ten niekas nevyks. Todėl ir dvasiniam pasaulyje pradėjo užimkim tą poziciją, į kurią mūsų Jėzus pakėlė, kurioje ir esame, ir darykim išpažinimus.